Tai va, mėly bičiuliai, dangiškame ūkelyje prašniojo gerokai lietutis ir dabar vat, saulytė net šiek tiek lenda. O aš atbėgau pasižiūrėti, kaip čia tas lietus čia mūsų gėlynus palaistė. Ir tuo pačiu galvoju, parodysiu ir jums, kaip tie mūsų pirmamečiai gėlynai, čia tie ale natūralistiniai, olandiška banga ar dar kaip nors kaip bevadina, bet tiesiog mes vadinam gėlinėliai mūsų, nes taip darom. Tai vat, žinom, kad pirmi metai tai yra ne tas vaizdas, kurio visi tikisi ir laukia. Tai vat, bet būtent dėl to ir norim parodyti ir jums, ir patys įsiamžinti savo, kaip atrodė pirmais metais, praeitą rudenį pasodinti tie mūsų augalėliai. Ir čia dar ir šiemet jau yra nemažai prisodinta, dadėta, šviežiai pasodinti tokie. Bet pirmi metai atrodo štai šitaip. Atrodo štai šitaip, dar tarpai dideli tarp augalų, tai dar tikrai bus daug ką sodinti. Čia laikė vasaros mes juos dar pildysim, bet šiai dienai vaizdelis štai toks. Birželio pradžia, 5 diena. Yra čia tų augalėlių, aišku, jų dar nepilnai matosi, jie dar tokį patį reportažėlį padarysiu Liepos gal kokį mėnesį, ne? Kai jau jie pilnai suaugs. Dabar jie dar tik tai pradeda, čia suruolės visokios, tik tai vos tik pradeda lysti. Čia šitos hortenzijos, šlatilinės, kai kurios irgi tik vos ir dar gležniai, bet tiesiog, kad bendrą tą visą vaizdą matyti, kaip yra. Čia perėsim prie šito. Tai čia irgi, matot, didžiąją dalį dar užima šiaudai, o taip neturėtų būti, čia turėtų būti augalai, bet kaip sakau, dar didėjo, ramunės šitos tikrai išsiplės krūmai, šilokai išsiplės, dar čia daug kas, lendrūnai, Karlas Foresteris bus daug didesni čia. Žodžiu, čia dar visko bus daug, bet turim žinot, kad taip yra, pirmi metai. Tai ir tie, kurie ketinat gėlynus turėti, tai irgi nenusivilkit, jeigu pirmais metais toksai kuklus vaizdelis, kur dar to grožio kaip norisi, tai jo tiesiog dar minimaliai visai. Minimaliai, bet kasdieną tą progresą vis galima stebėti, ypač dabar po lietučio, tai dar atsigaus šiluma, šiek tiek irgi įtakos turės, tai matysim. O šiaip tai ką. Spalvas pagrindė dabar duoda česnakai. Jų čia prisodinom visokių. Čia yra. Tai tokie tokie reikalai su mūsų gėlinėliais. Čia bus daug visokių gražių dalykų. Saruolės, Black Beauty, kaip mačiau, tokios gražios. O čia dar tokios kuklutės. Bet po mėnesio, galbūt po mėnesio mes jau matysim tą tikresnį vaizdą. Štai ir paskutinis tenais. Mūsų pats kukliausias, dar aišku, kaip paskutinis, tai nabagas nuskriaustas. Čia mažiausiai augalėlių prisodinta yra. Bet viskam neužtenka tiek resursų, kad tiek pripirkti augalų, tiek išskaidyti savų, dar tai tiek daug irgi neturim. Štai. Po lietaus ir prūdelis pasipildė. Vandens truputėlį, tai labai džiugu. Čia vilkdargiai pražydo. Štai mėlynuoja. Tai čia taip yra. Fainiai. Ne? Rudeliukas. Šilauogės mūsų
oi bus uogų šiemet. Jeigu viskas gerai baigsis, va taip kaip dabar, kad vyksta, bus daug uogyčių. Džiaugiuosi čia tą namą pastatęs jiems. Nu ir va čia mūsų tas rutulys, skritimas levandinis, va matot, jos atželinėja, nes va, kur juoda nušalė, kur buvo ant šalnų pataikėm, nušalo, bet atželinėja. Ir atželinėja visos, taip kad nėra tai blogai, kaip iš pradžių gal atrodė, jos atžels. Labai džiugu, labai džiaugiamės, nes buvom truputėlį jau kaip ir nuliūdę, kad kaip po pasodinimo iš karto kelios dienos ir iš karto kirto šalnos ir mus taip gerokai nuskausmino. Tai va, tai šiam kartui tai turbūt tiek, va, per gėlinėlius tuos prasibėgau, kad parodyt, įsiamžinti, nu aš įlaugęs, sakiau, pažiūrėkit uogų kiek, uogytės va, nu, daug labai, daug uogyčių, jos visos, jeigu sėkmingai sunoks, jeigu neįvyks kažkokių katastrofų, tai bus labai fainai. Bus labai fainai. Čia šitoj pusėje čia reka veislė, čia patriotas ir ten draperis gale. Tai čia dar rekos pora yra. Tai patriotas truputį va vėlesnės, tai jos dar žydi. Va, čia matot. Dar žydi. O bitelės tai jau dūzgia, čia kamanės dirba. Oi, smagumėlis. Reka. Žiūrėkit šakos kokios. Pilnos uogų. Pilnos uogų šakos. Taip. Girdit dūzgia. Dirba. Tai va. Tai labai džiaugiuosi, kad šitas projektas irgi pavyko. Ir jisai dar tęsiasi, aišku. Kai sunoks uogos, tai teks, čia draperis, kur pačios didžiausios uogos būna. Šitie va 5 krūmai čia žydi dar. Jos vėlyvos, bet jos irgi didelis labai uogos. Tai va, čia šitos yra mūsų tos lentos ir šitas lentas čik nuleisim. Ir bus dabar, va, kaip matot, tik tai iš šono, va čia šone, tik tai tas tinklelis. O padarysim, kad jisai bus ir čia uždengta bus, ir viršus bus uždengtas. Va čia va, per viršų. Saugosimės nuo paukščių, nes praeitais metais labai mus nuskausmino špokai. Tai va, su gražiu varlių kurkimu paliksiu jūs. O, čia jos duodasi. Iki kitų kartų, bičiuliai.